Dažnas mūsų klausia, kuogi skiriasi atlaso berniukai nuo mergaičių. Tai čia rankose turiu abudu ir pabandykit atspėti, kuris yra berniukas, kuri yra mergaitė. Kaip manot? O, išskrido. Tai iš tikro pas mane liko mergaitė. Mergaitės visą laiką būna sėslesnės, ramesnės, lėtesnės ir turi tokias nelabai ryškias antenas. O berniukai visą laiką bando pasprukti, kaip ir šitas. Ir jisai visą laiką turi ir gražias labai antenas, tokias kaip zuikio auselės. Tai galit pasižiūrėti čia. Šiuo metu pas save drugelių muziejuje turime labai daug drugelių atlasų. Tai šitie drugeliai yra labai ypatingi, jie yra patys didžiausi pasaulio naktiniai drugeliai. Čia yra šiek tiek mažesnis jų porūšis, tam, kad labai neišsigastumėt, nes kai pradeda drugeliai skraidyti, iš tikro labai pasidaro nejauku, ypač kai šitie drugeliai pradeda skraidyti, bet jie skraido tik tais naktį. Tai dėl to ir vadinami naktiniais drugeliais. Dažnas taip pat sako, kad drugelis gali įkąsti. Tai yra visiška netiesa. Ypač su šios rūšies drugeliais jie net neturi straubliuko, kuriuo maitinasi dieniniai drugeliai. Tai šitie drugeliai iš viso gali tik tais skraidyti ir būti nutūpę ant lapo. Tai pas mus taip pat šį pavasarį šios rūšies drugeliai labai mėgsta ir poruotis. Tai pavasaris, sako, visus kviečia. Tai dar vienas labai įdomus faktas, kad šitie drugeliai gali dėti kiaušinėlius tik tais ant kai kurių rūšių augalų. Dėl to pas mus aplinkoje dabar jau yra atsiradusių alyvų, kurios jau išsprogusiais lapeliais. Taip pat turim ligustrų, ant kurių taip pat pasaulyje šitie drugeliai deda kiaušinėlius. Tai jeigu turit klausimų apie drugelius atlasus, klauskit ir būtinai atsakysiu komentaruose arba kitų video.